Gegužės 1 Lietuvos socialdemokratų partijai ypatinga diena. Tądien tradiciškai švenčiama Tarptautinė darbo žmonių solidarumo diena, minimas partijos gimtadienis. Šiais metais gegužės 1 prasidėjo socialdemokratų ir profesinių sąjungų konfederacijos tradicinė eisena, kurios pagrindinė tema – emigracija. Nuo Seimo rūmų Gedimino prospektu iki vyriausybės, lydimi pučiamųjų orkestro melodijų, eisenos dalyviai vežė didžiulį lagaminą su užrašu "Mes grįžtame", simbolizuojantį socialdemokratų siekį grąžinti valdžios išvarytus lietuvius atgal į savo šalį. Demonstrantai vežėsi kelioninius lagaminus, vaikiškus vežimėlius, atkreipiančius dėmesį į tai, kad žmonės tiesiog nebeišgyvena, nes jų išlaidos nuolat auga, naujų darbo vietų nekuriama, tad jie pasirenka emigraciją. Iš visos Lietuvos miestų atvykusiųjų plakatuose atsispindėjo socialdemokratų tikslas ne tik sustabdyti emigraciją, bet ir sukurti tokias sąlygas, kad žmonės nebenorėtų bėgti iš savo šalies. Eisenos dalyviai pasisakė už orų darbą, teisingą atlygį, daugiau garantijų dirbantiesiems. Praeiviams buvo dalinami simboliniai bilietai į Lietuvą. Juose buvo kviečiama sugrįžti namo ir patikėti, kad ir čia galima gyventi, dirbti, kurti ir planuoti savo ateitį. Jei nesukursime to dabar, rytoj bus vėlu, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Eisenos dalyviams atžygiavus prie vyriausybės ir sustojus Kudirkos aikštėje, socialdemokratų partijos lyderis Algirdas Butkevičius užminė klausimą, kodėl lagaminų gamintojai ir prekiautojai jau 3,5 metų trina rankomis, kas lemia tokią jų verslo sėkmę. O tą sėkmę lemia tūkstančiai lietuvių, kurie negalėdami rasti darbo Lietuvoje, išvyksta į Angliją, Airiją, Ispaniją ir kitas Europos šalis. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas apgailestavo, kad šiandien darbo žmonės norime grąžinti į istorinius vergovės laikus. Ir nors konfederacija pažymi savo 10-metį, ši šventė nėra jau tokia linksma. Aš galvoju, kad ir socialdemokratai, ir profesinės sąjungos turėtų susivienyti ir imtis tokių priemonių, kad darbuotojai nebūtų vergai, kad jie nedirbtų už tokį darbo užmokestį, už kurį negali pragyventi, kad jie nebūtų išnaudojami ir priversti dirbti po 12 valandų per dieną, po 70 valandų per savaitę. Ir tik tai mes kartu galėsim šitą padaryti. Tegu darbuotojai gauna tokį darbo užmokestį ir dirba taip, kad jie jaustųsi oriai. Lietuvai reikalingi veiklūs žmonės, išmintingi specialistai, dirbantis politikai. Tik su tokiais žmonėm galima pasiekti permainas ir pakviesti sugrįžti mūsų tautiečius į mūsų tėvynę. Su gegužės 1, su Tarptautinė darbo diena! Po eitynių Litexpo parodų rūmuose vyko socialdemokratų partijos konferencija. Partijos delegatus dar kartą pasveikinę su šventėmis, sugiedojus Lietuvos himną, išklausius Europos parlamento pirmininko Martino Šulco sveikinimą, partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius perskaitė pranešimą apie politinę situaciją Lietuvoje. Savo pranešime pirmininkas dar kartą pabrėžė eitynėse akcentuotą emigracijos problemą. Akivaizdi tiesa, kol nemokėsime valdyti valstybės, kol neatkursime ekonomikos, kol neatsiras naujų darbo vietų, negerės gyvenimo lygis, kol nepakeisime požiūrių į kiekvieną Lietuvos pilietį, tol emigracijos nesustabdysime. Partijos pirmininkas akcentavo, kad rinkimų tiesiojoje turime susitelkti, tikėti mūsų partijos išmintimi ir gebėti tai, kuo socialdemokratų partija išsiskiria nuo kitų politinio lauko dalyvių. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Vytenis Andriukaitis apžvelgė situaciją Lietuvoje ir išryškino skaudžiausiai Lietuvos žmonėms atsiliepusias dabartinės vyriausybės klaidas. Delegatų balsavimu buvo patvirtinta rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą programa. Partijos pirmininko pavaduotojas ir Centrinio rinkimų štabo vadovas Juozas Olekas pristatė ir pakvietė į Seimą vedančius partijos pirmininką Algirdą Butkevičių ir Viliją Blinkevičiūtę bei visus socialdemokratų kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Po bičiulių pasisakymų ir baigiamojo pirmininko žodžio buvo sugiedotas Lietuvos socialdemokratų partijos himnas. Optimizmo Tarptautiniai darbo dienai suteikė šventiškas vakaro akcentas, pavakarė prie Baltojo tilto surengtas koncertas Gegužinė, kurioje susirinkusiems žiūrovams populiariausius kūrinius atliko tautos dainiumi ir šaukliu vadinamas Arvydas Vilčinskas, Saša San, Painam Girls, Šarkos, Studentės ir Paulius. Na, o koncerto staigmena tapo į sceną šią simbolinę dieną sugrįžusios 6-9 danguje merginos.
Spalvingos eitynės, konferencija ir nuotaikingas koncertas – gražus gegužės 1 renginys pagerbiantis darbo žmogų ir tuo pačiu teikiantis viltį, kad kompetentingos komandos darbas gali grąžinti žmonėms tikėjimą savo šalimi, kad visi įsivaikščioję pagaliau galėtų išdidžiai pasakyti – mes grįžtame.